Sveiki. Kiekvienas mes išgyvename tam tikrus savo gyvenimo etapus. Savo tame išoriniam gyvenime juos suskirstome, tarkime, į mokymąsi, į šeimos kūrimą, į darbo karjerą, į tam tikrą patyrimus. Žodžiu, tie etapai, jie tarsi iššaukia tam tikras sąlygas, kaip mes turime gyventi, ką norim patirti, kas aplinkoje kūrėsi. Bet kartu mes išgyvenam tokius pat vidinius etapus ir su savo vidinę būseną, su savo visais vidiniais patyrimais. Vienom akimirkom mes patirim vienas reakcijas į gyvenimą, kitą akimirką mes jau gebame visai kitaip reaguoti į aplinką, situacijas ir galiausiai patys save truputėlį priimam kitokį, tokį kintantį. Ir, kaip sakoma, atrodo, su laiku, su patirtim mes keičiamės, bet iš tikrųjų mes keičiamės ir dėka savo sąmonės. Ta galinga jėga, kuri yra mumise ir kuri, aš manyčiau, dar nėra įsiskleidusi visa savo jėga ir savo gale. Ne tai, ką manyčiau, taip yra ir iš tikrųjų. Ir greičiausiai nėra įmanoma suvokti visos savo tos vidinės jėgos. Tam mes ir gyvename, tam mes ir nuolat įeiname į kūrybą ir nuolat reinkarnuojamės, kad galėtume patirti ir suvokti, ką gali ta mūsų vidinė sąmonė. Ir ta mūsų vidinė sąmonė turi tam tikrus tokius laiptelius. Vieną patiriam, išmokstam, įsigilinam, įvaldom tam tikrus įgūdžius, atsiranda kita akimirka, jau atsiranda tos kitos sąlygos ir vėl pradedam patirti tą gyvenimą naujai. Atrodo, tas gyvenimas yra tas pats, santykiai yra su tais pačiais žmonėm, galbūt kažkas kažkur truputėlį keičiasi, galbūt keičiasi darbai, mūsų kūrybos keičiasi, bet vis viena viską mes išjaučiam, į viską mes reaguojam ir reaguojam kas kart kitaip. Ta mūsų sąmonė, vidinė sąmonė, kaip aš sakau, turiu tos laiptelius, tas sąlygas, kurį gali keistis. Aš savo knygoje Dviejų pasaulių susiliejimas aprašiau iš tikrųjų, kaip vidinė sąmonė iškelia situacijas žemiškam plane, kasdienybėje ir kaip tu turi prie tų visų pokyčių prisiderinti. Atrodo, esi įpratęs gyventi, turi tam tikrą nusistovėjusi gyvenimo tvarką, bet kada tu mąstai, kada tu mėgini susijungti su savo subtiliuoju aš, įsiklausyti, kada tu mėgini, tarkime, su kūrėju, rasti tą ryšį, pasibendravimą, tu sužadini savyje impulsus, kad ta sąmonė įskleistų kitą tau etapą, kitas sąlygas ir kad ji pati tarsi įskleistų tą tokią kitokią savo vidinę būseną ir savo siekiamybės. Taip paprastai aš galiu pavadinti mūsų sąmonės lygiai, jie kinta. Pirminiai tie lygiai, kurie kiekvienas žmogus iš tikrųjų išgyvena, yra tie 7 sąmonės ciklai. Jau apie juos daug kalbėta ir girdėta. Tai susijęta su mūsų siela, sielos aukštesnėje sąmonė, pakylėtąją sąmonę, su mūsų aukščiausia esybės sąmonė. Ir kiekvienas tas etapas susijudina ir išskleidžia mūsų viduje, kad mes galime gyvenimą patirti truputėlį kitaip. Tiesiog atsiranda kitos galimybės, arba kitaip pasakius, kitos sąlygos, pradėti pajusti ir suprasti, ką tu turi savyje pakeisti, kad atitiktum tas sąlygas ir tu galėtum kurti tą naujumą. Ir jeigu taip su pavyzdžiu, aš galiu pasakyti trumpai apie tai, kaip savo laiku buvo, tarkime, darbas valstybinėje įstaigoje, po to iš to darbo išėjus lauk, tada ir buvo toks gilesnis įėjimas į save, įmėginimas pažinti, kas vis tik yra manyje, kodėl tai, kas yra manyje, neduoda man tokios ramybės, tarsi norisi išeiti į paviršių, norisi tai būti, kad būtų pažinta, kad tai galėtų įsigalinti veikti ir tie metai buvo skirti tokie labiau pažinimui. Nebuvo kažkokios ypatingos veiklos išorėje. Išorėje galbūt netgi labiau atrodė tokia vidinė tyla, tuštuma, bet kartu tai buvo pažintis, kas esi viduje ir kaip tai gali įsiskleisti į tavo kasdienybę, kaip tai gali įsitvirtinti ir kokį pokytį tai paduoda tavo kasdienybei.
Ir tai pirmiausia buvo toks nuoseklus stebėjimas, kas vyksta, kodėl, tarkim, aš jaučiu tam tikras energijas, kodėl jos man šią akimirką yra svarbios, ką kūrėjas nori man parodyti. Aš pati nesuvokiu, tarkime, ir nežinau, kad egzistuoja kitoks pasaulis, kad egzistuoja galimybės kitos, kad yra galima veikti su tom energijom, kurių mes nematom, bet kurios sudaro visą ką, kas yra materijoje. Ir tai svarstydama, analizuodama ir atėjo tos patirtis ir matymai, kaip iš tikrųjų yra sukurtas žmogus. Kad tai yra sąmonė, kuri savo viduje yra užkodavusi labai daug informacijos, iš ko susideda mūsų gyvenimas. Teisingiau, ten yra visa informacija, iš ko susideda mūsų gyvenimas. Tai yra ir ta informacija, kuri atėjusi buvo, tarkime, iš praeities, kaip, tarkime, kažkokie karminiai įspaudai, bet kartu ten yra ir informacija ir visa, kuri ateina iš ateities. Iš to, kas aš būsiu kada nors po kažkiek tai metų, galbūt po kažkiek tai įsikūnijimų. Ir galimybė pažvelgti, nors trumpam, į tai, kas aš galėsiu būti, duoda suvokimą, ką šiandieną aš turėčiau daryti, kad įvaldyčiau tus naujus įgūdžius. Kokias tas sąlygas gyvenimo aš turėčiau įgyvendinti, atlikti, kad užaugčiau tam tikrų laiptelių ir galėčiau turėti tą tokį naują patyrimą. Ir kada vyko tas vidinis pažinimas, tada atsirado nauja galimybė ir naujas gebėjimas, tai yra darbas su energijom, tai ir gydomosios meditacijos, ir sekmadieninio meditacijos, kurios skleidė pakylėtojų valdovo energiją, kurios skleidė didžiulį palaikymą žmogui, harmonizavo, suteikė tam tikras sveikatos gijas. Ir tai buvo visai naujos gyvenimo sąlygos. Jos man anksčiau, tarkime, prieš kelis metus tada buvo visiškai nepatirtos, apie tai net nebuvo galvota ir nebuvo apie tai kažkas labai analizuota, mąstyti. Na, tiesiog nežinojai, kad tai egzistuoja ir nežinojai, kad tai gali būti tavo paties gyvenimo galimybės. Ir taip palaipsniui kuriasi kas kart naujos situacijos ir įsikelia naujos sąlygos, ką reikėtų daryti, kaip save užauginti ir prisiderinti prie tų naujų ateinančių pokyčių ir kur aiškiai matai, kad tos galimybės yra. Ir jeigu šiandien aš nuolat kalbu apie naują visatinę realybę, apie tai, kad žmogui yra sukuriamos naujos galimybės, nauji gebėjimai, bet kurie dar nėra taip aiškiai suprasti ir apibūdinti, tada gali galvoti, kad tai yra kažkokia vizija, kuri neturi pagrindo. Bet aš pasižiūriu atgal kelis metus, tai tas akimirka, kada išėjau į tą tokį gyvenimo modelį, visai kitą, kur pažintis su subtiliuoju pasauliu, kur pažintis su energijom, kur pažintis, kad atsiranda visai kitas gyvenimo modelis, kitos galimybės ir gebėjimai, tada man prieš tai atrodė, kad tai yra neįmanoma ir tai neegzistuoja. Tad ir šiandien, kalbant apie naujosius gebėjimus, supranti šią akimirką, kad tikriausiai dar kažkas neegzistuoja, bet neegzistuoja tik todėl, kad tai dar yra nepažinta. Ir kada tai yra pažinta, kada tai yra išgyventa, patirta, tu supranti, kad viskas čia yra gerai, viskas čia yra tiesiog nuoseklu. Mes turime labiau atsipalaidavę žiūrėti į tai, kad kintam, o mūsų sąmonė įskleidžia tam tikras sąlygas, pagal kurias mes turime veikti. Bet jeigu mes tų savo gyvenimo sąlygų neįgyvendinam, į tai nekreipiam dėmesio, mes nesudarom galimybės patys savo įeiti į tą naujumo akimirką ir ją patirti. Mes neįsiugdom naujų įgūdžių, kuriais galėtume tą naujumą tiesiog savyje užfiksuoti. Ir kada buvo tos akimirkos, kada, sakiau, skleidėsi pakylėtojų valdovo energijos, tai buvo keletą metų ir užsirašė tos nuostabios knygos pakylėtojų valdovų laiškai. Ir atėjo akimirka, kad jis skleidė dar aukštesnis sąmonės lygmuo ir sukelia visai kitas sąlygas, pagal kurias tu turi gyventi. Ir tada tą akimirką atėjo iš mokytojų mintis žinutė, kad reikia daryti mokymus.
Tai buvo neįprasta, tai neturėjo savo viduje jokio suvokimo, ką reiškia mokymai, į ką jie veda ir kaip jie yra atliekami. Ir net mano pažįstamoje aplinkoje niekas to nedarė, kad galėtų būti kažkoks tai pavyzdys. Vadinasi, vėl gyvenimas iškelia į erdvę, kurioje yra galimybė veikti ir mokytis tą akimirką. Tu kuri veiki, tu stebi ir stebi, kas tavo viduje kinta, kaip tai transformuojasi ir kaip tai sukuria vėl tavo naujas galimybės ir tuos naujus gebėjimus. Žodžiu, atsiranda naujos sąlygos, į kurias tu įeini ir gyveni. Bet kada tu įeini į tas naujas sąlygas, tarkime šiuo atveju į mokymą, man asmeniškai, tada tu supranti, kad tai, kad tu darei anksčiau, tu neturi bedaryti, nes tai buvo tai akimirkai, tam laikotarpiu reikalingos veikimo formos, nes per tai aš save pažinau, per tai aš išskleidžiau tai, ką turėjau išskleisti ir galiausiai vyko tie įvykiai, kurie turėjo įvykti, tarkime, kaip kūrėjo numatyta. Bet tai praėjo ir man nebereikia būti prisirišusiam prie to, ką anksčiau dariau. Ir kada lengvai arba nelabai lengvai paleidai prie to, ko buvai prisirišęs, tu tada gali atsiverti tam naujumui, nors kol atsiveria, tu esi tokioj tarsi vidiniai tuštumoj ir nesusivokime. O kaip aš toliau darysiu, o ką aš veiksiu, nes aš tarsi viduje nesuvokiu dar, kokie tie gebėjimai ir kokios tos galimybės yra. Bet jau aiškiai jaučiu, kad yra ta akimirka, kad nebegali būti taip, kaip anksčiau. Tarkime, kaip vėl dabar grįžčiau atgal į tos prisiminimą, kai toje valstybinėje įstaigoje dirbant, aš aiškiai viduje jaučiau, kad nebegali būti taip, kaip yra, nors neturiu supratimo, kaip aš turėčiau gyventi ateityje. Bet kada darai žingsnį, išeini, atsilaisvini iš tam tikrų prisirišimų ir atsiveria naujos erdvės patyrimai. Ir taip buvo vėl tą pačią akimirką, kada aiškiai žinai, kad nebegali daryti tai, ką darei, arba net nebegali daryti to, iš ko tu gyvenai, tarkim, ir viską sustabdai ir galvoju, į ką aš tada turiu eiti, kas manyje gali įsiskleisti ir kaip tai reikia padaryti, jeigu dar aš nežinau. Bet esmė yra ta, jeigu jau gavai tą impulsą, vadinasi, erdvėje jau egzistuoja galimybė tai patirti. Vadinasi, yra visos sudarytos sąlygos tau suprasti tą naujumą, suvokti tuos savo naujus gebėjimus ir su jais pradėti veikti ir pradėti juos įgalinti būti realiais savo kasdienybėje. Ir taip atėjo ta akimirka, kada susikūrė mokymai ir jie truputėlį vėliau transformavosi, bet tai yra vis tiek mokymai. Ir per tuos mokymus užaugo tam tikros, sakykime, mano savybės, jos pakito. Pakito ne tik elgsena, reakcijos, vertybės, bet pakito ir pati sąmonės struktūra. Ir ji taip pakito, kad ji vėl skleidžia naujas gyvenimo sąlygas ir vėl sako, yra atėjusi akimirka, kada tu eini į vėl tą tokį naujumą, kurio šią akimirką nesuvoki, nesupranti, kas tai yra. Bet kada tu vėl pasižiūri į praeitą savo laikotarpį, tu supranti, kad tokių akimirkų buvo jau ne viena. Ir ta akimirka, kad ir kokia ji yra nesmagi, nedrasi, tokia kaip tuštuma, nesusivokimas, tai vis tik leidžia toliau eiti ir judėti, pasitikėti, kad viskas bus gerai. Jau kiek kartų viskas buvo gerai, vadinasi, ir ateityje viskas bus gerai. Todėl ir norisi paraginti veikti. Net ir tą akimirką, kada tavo širdį ir protė visiška tuštuma, nesusivokimas, ką tu gali naujo skleisti, bet tai yra tik todėl, kad dar neįgalinai atsiskleisti savo naujiesiams gebėjimais. Ir jeigu nori labai, labai kažkaip protingai susivokti, kokie tavo tie gebėjimai yra, iš tikrųjų tu jų nesuvoksi. Nes, tarkime, jeigu tu ateini mokytis į universitetą ir tau paduoda
na, aukštosios matematikos vadovėlį. Atsiverti, nieko nesuvoki. Bet praeis metai ir tu tai suvoksi, ir tu tai suprasi ir kažkaip tai pritaikysi savo gyvenime. Taip ir čia mes ateinam į tą akimirką, kada tas mūsų vadovėlis parašytas tokia nesuvokiama kalba, kur net nematom jokių įrašų, bet žinom, kad ateis akimirka, išskaitysim ir suvoksim. Tai ką mes galim daryti šią akimirką? Šią akimirką mes galim daryti tai, ką ši akimirka mums ir duoda. Tai yra gyventi būtent su tuo laiku. Ką ta akimirka man šiandieną leidžia daryti, į ką veda, kokios mintis kyla ir kaip aš tas mintis realizuoju. Jeigu yra kažkokios, tarkime, darbinės situacijos, šeimoje situacijos, kaip jos mane moko, kaip jos mane sutvirtina, ką sutvirtina. Esi tarsi stebėtojas ir kartu dalyvis visame kame. Bet kada tu sutvirtėji, kada tu stebi, kada tu įvaldai save, įvaldai savo, sakykime, peržengimus, per kompleksus, per prisirišimus, per baimės, vadinasi, užaugi ir tu tarsi sukuri sąlygas tam, kad tas naujumas ateitų. Tada jau ne gyvenimas tau kuria sąlygas, bet tu per savo veikimą sudarai sąlygas, kurie nuleisti tau naujus gebėjimus ir naujas galimybės, kur tu vėl pajėgsi suvokti ir suprasti. Nes jeigu kurie šiandieną nuleistų tą visą daugiamatiškumą, daugiasferiškumą, mes susigūžtume, įsigastume ir nebežinotume, kaip mums gyventi, nes tiek visko yra daug. Bet kada tu pamažu darai tai, kad tu šiandieną suvoki, supranti, tu sustiprėji ir kuries tau gali paduoti kitą mintį, kurios tu neįsigasi, kurią tu apmastysi, pagal kurią tu kažkokį tai veiksmą padarysi. Vadinasi, tu savaime tarsi perlipi per tam tikrus savo senuosius įsitikinimus, senąją elgseną ir tu sutvirtėji. O kada tu sutvirtėji, vadinasi, tu sudarai sąlygas, kurie paduoti vėl kažką naujo tau ir tu vėl gerai naujai skleidiesi, gerai turiu minti, tu gerai jautiesi, nes tu jau tada suvokiai, ką tu turi daryti, o kaip daugelis ir sako, kad aš jau žinau, kad taip reikia daryti, tada aš turiu drąsos, jėgos ir aš greitai tai darau. Bet iki tos akimirkos reikia tiesiog savo vidum užaugti. Jeigu ta akimirka tokio aiškumo dar nėra, vadinasi, kažko mes dar su savim nepasidarėm. Į kažką dėmesio nekreipim. Arba manom, kad kūrėjas tiesiog man nuleis gerą tą situaciją ir aš joje gerai gyvensiu. Nu, ne, tu turi užaugti, kad tavim kūrėjas pasitikėtų ir paduotų tą jėgą ir galią ir atskleistų tam tikras tas visatos paslaptis, kurios nėra iš tikrųjų paslaptimis, bet jos yra tiesos, kurių mūsų šios dienos, šios akimirkos protas negeba tikslingai interpretuoti. Jis yra per siaurą savo suvokime, per siaurą savo įsitikinimuose, kad galėtų plačiai ir aiškiai tai suprasti, suvokti. Mes dar gyvenam labai tokiam asmeniškume ir viską reaguojam per savo tą tokį asmeniškumą. O ten yra iš tikrųjų daug informacijos, daug to gylio ir turim tarsi išeiti iš to asmeniškumo. Bet jeigu esam prie to labai prisirišę, negalim padaryti to, kas yra susijęta, tarkim, su to visuomeniškumu, su visa kame buvimu, su įtaka visam kam ir su tom, kaip ta visa aplinka tave įtakoja. Žodžiu, tam tikri sąmonės lygiai besiskleisdami sukuria mums tam tikras sąlygas, kad įeitume į tos sąmonės lygmenį ir gyventume. Ir tose sąlygos yra tie nauji dėsniai ir nauji principai, kurie įtakoja gyvenimą. Ir jie kaskart yra kitokie, yra kitaip. Ir vėl tu negali prisiminti, kad aha, čia veikia karmos dėsnis ir jis veiks visą laiką. Ne, jis neveiks visą laiką. Kada įsiplečia tavo sąmonė, tu įeini į tas kitas sąlygas, į kitų dėsnių egzistavimo laiką ir lauką. Tai vadinasi, tas karmos dėsnis yra neveikiantis ten. Todėl nereikia prisirišti prie tam tikrų įsitikinimų, nes tam tikram sąmonės lygmenį mes turime
tam tikrą įsivaizdavimą, kas yra gyvenimas Žemėje, kas yra subtilioji erdvė, kas yra ne materija, kas yra galiausiai kūrėjas, bet kas kartą žengdami į tą tokį gilesnį savęs suvokimą, tų tiesų pajautimą, išgryninimą, mūsų tas supratimas apie visą ką plečiasi. Tai prasiplečia tas daugiamatiškumas ir tada tu suvoki, kad ne viskas yra tik dėl tavęs. Kai kada tu esi tiesiog tam tikrai situacijoje ir dėl kitų. Ir tai reikia taip pat atsižvelgti. Ir kai kada mes sakom savo, kad galbūt aš nenoriu kažko daryti, nes tai manęs galbūt nelabai augina, galbūt nelabai yra tikslinga, bet nepamirškim, kad kai kada tai reikia padaryti ir dėl kitų, nes ir kiti turi turėti galimybę būti tuose procesuose, kuriuose tu esi, kuriuos tu suvoki. Ir reikia jais pasidalinti, apie tai reikia pamastyti, perduoti ir kitiems, ir arba kalbant, arba tiesiog kažkokiuose tai situacijose. Žodžiu, išeini iš to tavo to asmeniškumo, nors kai kada net ir nesinorisi iš to išeiti, nes būti savo patogume visuomet yra smagu. O kita vertus, kūrėjas taip paradoksaliai, jis paduoda tą patogumą tik tam, kad tu daugiau kurtum, daugiau padarytum, o ne vien tam, kad tiesiog tau būtų gera ir paprasta. Ir taip mes esame toje akimirkoje, kada viena žemiškoji realybė pereina tarsi į kitos antros žemės struktūrą, antrąjį tą tokį vystimosi ciklą, ne tik kad ciklą, bet tokį labai atnaujintą ciklų eigą. Ir ten yra viskas vėl naujai. Viskas yra kitaip ir pamažu sutelkę dėmesį, tai galima pajausti, suprasti ir veikiant. Nes absoliutas akcentuoja tai, kad yra mintis ir yra rezultatas. Ir kada tu darai rezultatą, tada tu sukuri savo realybę ir toje realybėje jau skleidžia dar kitokią kūrybą, kur jau gali skleistis į tavo kūrybiniai aspektai, jausmingumas, tas toks, kur tu iš savęs jau kuri. Pirmiausia, tu paimi iš absoliuto mintį, idėją, įgyvendini ją materijoje ir tada, kada ji tampa materijoje kaip tikra realybė, tada ant tos realybės pagrindo tu jau išskleidi tą iš savęs kūrėjo gražumą, subtilumą, tą tokį jausminės, tas visas sferas. Galbūt tada jau yra tas ir tam tikras gerumas, švelnumas, supratingumas. Tai yra, ką tu jau norėtum skleisti, kad tas gyvenimas būtų tau geras ir geras kitiems. Ir aš noriu paraginti, atkreipti dėmesį į tai, kokios šiandieną yra tavo gyvenimo sąlygos, ko jos moko tave ir kaip tu save keiti, kad sukurtum geras sąlygas kūrėjui atnešti tau naujumo. Ar tu esi pasiruošęs priimti tą naujumą? Tai apie tai ir pagalvokite. Iki sekančio susitikimo.